Labas vakaras, mėlyjei ponios ir ponai. Sveiki atvykę į tiesioginės transliacijos dvikovą pavadinimu Kodėl tu? Po neseniai praėjusio pirmo rinkiminio turo, kuris sukėlė tikrą prabudimo bangą pasaulio lietuvių gretose, balsuoti užsienyje užsiregistravo kiek daugiau nei 44 000, o fiziškai prabalsavo apie 36 000 rinkėjų. Su tokiu skaičiumi pasaulio lietuvių apygarda yra ne tik gausiausia, bet ir aktyviausia tarp visų balsavusių. Bravo. Susumavus visus balsus vienmandatėse apygardose paaiškėjo, kad daugiausiai simpatijų iš pasaulio lietuvių gavo dvi kandidatės. Tai yra Laisvės partijos lyderė Aušrinė Armonaitė, surinkusi 34,3% balsų, bei buvusi Jungtinės karalystės lietuvių bendrijos pirmininkė Dalia Asanavičiūtė, surinkusi 25,8% visų jūsų balsų. Labas vakaras. Tad kaip ir tikras lietuvis išsirita iš cepelino, taip ir geri ūkininkai savo viščiukus skaičiuoja rudenį. Tai yra spalio 25 dieną. Būtent jau šį penktadienį vyks antrasis rinkimų turas, kuriame mes savo išsirinksime, dėja, bet tik tai vieną iš šių dviejų moterų atstovauti pasaulio lietuvius. Tad jeigu dar nežinote, kam atiduoti savo balsą, ponios ir ponai, jūs pataikite būtent čia. Šiandieninės žodinės dvikovos pavadinimu Kodėl tu tikslas yra jums padėti galutinai apsispręsti, kuriai kandidatai atiduoti savo balsą. Dabar apie mūsų dvikovos taisyklės. Diskusija truks apie 45 minutės. Klausimams bus pateiktos 4 temos. Tai yra 2 temas pasiūlė renginio organizatoriai. Po vieną temą pasiūlė tiek Aušrinė Armonaitė, tiek ir Dalia Asanavičiūtė. Kiekvienai temai bus skiriama po 10 minučių. Per šį laiko limitą nuskambės po 2 klausimus iš kiekvienos kandidatės, iš viso po 4 klausimus vienai temai. Kiekvieno klausimo atsakymui bus skiriamos maksimaliai 2 minutės laiko. Taisyklės, man atrodo, yra aiškios, kandidatai yra pasiruošę. Kaip laikotės, Dalia ir Aušrinė, pasiruošęs jau? Taip, puikiai. Fantastika. Mes matome, kad mus mato jau 115 žmonių, aš tikiuosi, kad skaičiai tik kils. Ir, man atrodo, damos, mes galime pradėti mūsų pokalbį. Pirmąją temą pasiūlė mūsų kūrybinė komanda ir pirmoji tema vadinasi Karas ir taika. Šios temos atidarimui ir pirmojo klausimo pateikimo aš norėčiau pakviesti Aušrinę Armonaitę. Aušrinė, prašau, jūsų klausimas. Dėkoju. Tai turiu klausimą iš taikos serijos. Mes iš tikrųjų per debatus stengiamės ryškinti vieni kitų skirtumus, kodėl žmonės už mus turėtų balsuoti. Tačiau aš Dalia norėčiau paklausti, ką iš mano skleidžiamų prioritetų tu palaikytumei Seime. Švietimo, žmogaus teisių, ekonomikos srityse. Kurie prioritetai tau atrodo patys artimiausi, kuriais mes kartu galėtume dirbti, ką tu palaikytum iš mano iniciatyvų šiose srityse? Iš tikrųjų, šiandien ačiū, geras klausimas. Visi šitie prioritetai yra labai svarbus man kaip asmeniui ir man kaip komandos daliai ir pradedant nuo švietimo, ir švietimas lituanistinis švietimas užsienyje, senai svajoju ir sieksiu, kad tai taptų bendra švietimo sistemos dalimi, taip pat ekonominės gerovės gerinimas Lietuvoje ir taip prikviestų kuo daugiau užsienyje gyvenančių lietuvių grįžti į Lietuvą ir kurti Lietuvos ateitį kartu. Na ir aišku, žmogaus teisės ir žmogaus teisų dalyje aš visada pasisakiau visuose debatuose už visų ginamų grupių teisių palaikymą, neišskiriant nei vienos. Todėl tikrai, miela Aušrinė, dirbsime kartu kaip komanda ir aš džiaugiuosi, kad jau mes, sakysime, dirbam kaip komanda viešinant per visus debatus labai reikalingus užsienyje gyvenantiems lietuviams temas ir aktualijas. Dalia, jūs dar turite 55 sekundės. Norit kažką pradėti? Aušrinė, gal norit kažkokį patikslinamą klausimą paklausti? Tai gal tiesiog konkrečiau iš švietimo mes turim nusimatę, kalbant apie programą ir programavimą nuo pradinių klasių ir patyčių savižudybių prevenciją, mokytojų rengimo pokyčius. Ar planuoji palaikyti šitas mūsų iniciatyvas? Taip, be abejonės švietimo ir mokslo ir sporto ministerijos ataskaitoje, kuri buvo pateikta šią vasarą, aiškiai nurodyta, kad
patyčių problema yra labai stipri, jinai vis dar neišguita iš mokyklų ir vaikai grįžę iš užsienio pasakoja istorijos, kaip yra tyčiojamasi ne tik pačių vaikų, bet ir mokytojų. Todėl šita problema yra labai opi išeivijai. Taip pat mes turime kalbėti apie mentorystės programą patiems mokytojams ir vaikams, apie asistentus mokytojams dirbantiems su tam tikrą negalę turinčiais vaikais. Todėl taip, Aušrinė, švietimas ir šitie prioritetai labai svarbus, taip pat ir tam tikrų jūsų partijos. Taip, viskas tvarkoja. Ačiū. Gerai, ačiū labai. Kadangi mes šiek tiek ribojame save laiko limitu, aš jūs stabdysiu, kai pasieksite 2 minučių ribą. Gerai? Dalia, jūsų antras klausimas, Aušrinei Armonaitei, tema karas ir taika. Na, aš tada šiek tiek gal aštresnį klausimą Aušrinei užduosiu, nes neseniai vykę debatai vieno iš jūsų narių, kalbant apie jūsų partijos narių, kuris jau yra Seimo narys, gavęs mandatą per daugiamandatę, cituoju, apie Astravo atominę elektrinę yra pasakyti žodžiai, kad vertybiškai ir valstybiškai mąstančiam žmogui tai nėra klausimas. Astravas yra pripažintas vis dėlto didžiulė nacionalinė grėsmė ir tai teigiama ir jūsų programoje. Todėl norėčiau klausti, kokiu būdu jūs stiprintite Lietuvos nacionalinį saugumą, jeigu dabar yra tam tikros skirtis tarp jūsų lyderių. Tai norėčiau iš tikrųjų, nes ir TSLKD partijos programai, ir jūsų partijos programai Astravo atominė elektrinė skiriamas ir jos stabdymas yra skiriamas tikrai didelis dėmesys. Ačiū už klausimą. Na, iš tiesų, Laisvės partijos programoje ir oficialioje pozicijoje ir mano asmeninėje pozicijoje mes turime daryti viską, kad Lietuva neįsileistų kruvinos Lukašenkos elektros, kad atsijungtume nuo Brel žiedo, kuris jungia buvusias Sovietinės Respublikas ir greičiau sinchronizuotumėme su vakarų Europos elektros tinklais. Astravo projektas nėra komercinis projektas, tai pirmiausia yra geopolitinis projektas, skirtas šantažuoti ir gazdinti mūsų piliečius. Tik tai dabar nežinau, apie ką mes kalbame, nes iš tos citatos, kurią Dalia pacitavo, ne visai supratau, kokia ten buvo pozicija išsakyta ir kieno. Tai vakar vykę debatai, tai yra šiandien buvo rodomi debatai Naujamiesčio apygardoje ir būtent buvo pasakyta, kad Astravo atominė elektrinė nėra vertybiškai ir valstybiškai mąstančiam žmogui aktualus klausimas. Tai vis dėlto tikrai, kadangi Astravo sąjūdis prieš Astravą, jisai buvo įsteigtas praeitais metais ir tai yra labai taip. Ir Aušrinė, ar jūs pasiruošusi prisidėti prie šito judėjimo kaip partija, kaip asmuo ir ar jūs galite užtikrinti, kad vis dėlto jūsų partijos kandidatai ir nariai, Seimo nariai palaikys šitą judėjimą? Na, visų pirma, reikėtų pasakyti, kad man sunku pakomentuoti, ar tai nėra iš konteksto ištraukti kandidato žodžiai, man nekelia jokių abejonių Tomo provakarietiškumas, o dėl Astravo, tai aš esu antiastravinio judėjimo tarybos narė. Tai jau dabar prisidedu prie šito judėjimo ir manau, kad mes turime daryti viską, kad tas projektas vis dėlto nepaliestų Lietuvos ir kiek galima mažiau mums turėtų neigiamos įtakos. Supratau. 2 minutės laiko atsakymui baigėsi. Aš norėčiau vieną repliką pasakyti Daliai Asanavičiūtei. Dalia, pokalbio formatas yra 30 sekundžių klausimas ir 2 minučių atsakymas, ne 2 minučių klausimas ir 30 sekundžių atsakymas. Taip kad stengiamės laikytis laiko rėmų. Aušrinė, jūsų antras klausimas pirmoje temoje karas ir taika. Dėkit dabar Daliai atgal, tai dėkit. Pirmas klausimas buvo toks apie taiką, antras bus apie karą. Seime vyko didelis mūšis, karas dėl Lukiškių aikštės. Daug kas susivienijo, valstiečiai su dalimi, ne visais žinoma, bet dalimi ir jūsų atstovaujamos partijos narių susivienijo atimant tą aikštę iš miesto. Kaip jūs vertinate tai asmeniškai, kaip šitas karas vis dėlto, ar atrodo jis adekvatus, gal tiesiog nuomonę pasakytumėt? Na, iš tikrųjų, jeigu kalbant bendrai apie situaciją, esu pati Vilnietė,
augau Vilniuje ir Vilniaus centre ir dar atsimenu, kai ta aikštė buvo vadinama Lenino aikštė, dabar tai yra Lukiškių aikštė. Ir ta dalis yra šiek tiek, mums Vilniečiams šiek tiek sakrali ir jinai norėtųsi, kad iš jos nebūtų daromas šou. Nes mano nuomonė tai buvo šiek tiek padaryta šou, PR dalykas tam, kad partijai surinkti reitingo balsų, nes čia pat už tilto yra pliažas, kuris prie Vilniaus centrinės universalinės parduotuvės ir skateboardų parkas ir rekreacinė zona, puikia zona prie pat upės ir aš manyčiau, kad jeigu norėt Vilniečiam padaryti džiaugsmą, reikėtų iki galo sutvarkyti tą zoną. Bet jeigu kalbant apie tos aikštės atėmimą iš savivaldybės ir galbūt net ir uzurpavimą, tai ne, aš su tuo nesutinku, vis dėlto savivaldybė turėtų tvarkytis šitoje teritorijoje, bet tvarkytis pasitarus, išklausius visuomenės ir jeigu visuomenė sutinka, tai tada pagal atsižvelgiant į visuomenės nuomonę, tokiu atveju ir paversti tą zoną tuo, ko džiaugtųsi vis dauguma Vilniaus gyventojų ir turistų ir svečių. Supratau. Jums liko dar 30 techninių sekundžių. Jeigu norite, galite ką nors pridėti, o jeigu ne, tada galime perskelti jūsų klausimą, Aušrinė. Tai gal tada antras dalios klausimas ir ketvirtas klausimas į pirmąją temą, karas ir taika. Dalia, pateikite klausimą, Aušrinė. Norėčiau paklausti šiek tiek tokia jau aštria tema. Dažnai minite 2 socialinių grupių, tai yra išskiriate pagal seksualinę orientaciją ir rasę teisių gynimą. Kodėl pasirinkote būtent šitas populiarias temas, nepaisant kitų ginamųjų socialinių grupių teisių užtikrinimo? Kokiamis priemonėmis jūs užtikrintumėt kitų ir įvairių visuomenės grupių lygias galimybes ir skatintumėt toleranciją visuomenėje? Fantastinis klausimas. Aušrinė. Visų pirma, reikėtų pasakyti, kad man asmeniškai ir Laisvės partijai žmogaus teisės yra iš labiausiai svarbiausių prioritetų. Žmogaus teisės yra universalios, tai yra nesvarbu, kokia tavo lytis, kokia tavo odos spalva, kultūra, religija ar bet kurie kiti bruožai, tu turi būti lygiavertis visuomenės narys. Jeigu jūs pasižiūrėtumėte Laisvės partijos programą, ten iš tiesų nėra dominuojanti kažkokia viena grupė, o kaip tik yra labai universaliai per visas apie žmogaus teisės ir socialinę sritį išdėstyti mūsų pasiūlymai. Netgi džiaugiuosi, jog TSPMI Vilniaus universitete buvome įvertinti kaip labai išsame socialinę programą turinti partija. Tai yra keletas dalykų be jūsų paminėtų grupių. Kas yra vis dėlto svarbu, tai yra neįgaliųjų integracija ir aš džiaugiuosi, kad mano komandoje yra Monika Ošmenskienė, kuri iškėlusi tvirtai šitą vėliavą yra. Universalus dizainas pastatų, valstybės įstaigų, pagaliau galimybės dirbti atviroje darbo rinkoje su valstybės pagalba žmonėms su negale, tai turi būti prioritetai. Tautinės bendrijos, taip mes Seime neturėsime Lenkų rinkimų akcijos, tačiau šiai bendruomeniai, tautiniai bendrijai taip pat turime ją atstovauti ir vėlgi Laisvės partijos komandoje yra Evelina Dombrovolska, nuostabi kandidatė, tai irgi yra labai svarbu. Pagaliau bendrai mes turime žiūrėti į įvairovę plačiai, nesvarbu, kur tu gyveni, ar esi emigravęs žmogus, ar gyveni Lietuvoje. Lietuvos Respublikos Seime turi tave atstovauti vienodai ir man atrodo, tai mums pavyks padaryti, ypatingai turint šitą Seimo nario poziciją taip pat. Fantastinis pataikymas į laiką, Aušrinė Armonaitė. Dalia, man atrodo, jūsų klausimas buvo pilnai atsakytas. Mes, ponios ir ponai, mes kaip tik baigėme pačią pirmą temą. Tai yra, pirmoji tema buvo paruošta diskusijos rengėjų, karas ir taika. O dabar mes pereiname prie antrosios temos. Antroji bei trečioji temos yra 2 skirtingos temos, kurias pasirinko tiek Dalia Asanavičiūtė, tiek ir Aušrinė Armonaitė. Taip, kad mes pradėsime antroji temą, pradėsime nuo Dalios Asanavičiūtės arkliuko šių laikų vergystė. Tai va, Dalia, galite ir atidaryti tą temą, pateikusi klausimą Aušrinei. Dalia, klausimą pateikimas 30 sekundžių. Taip, aš trumpą intro prieš pateikiant klausimą. Mano tikslas nebuvo Aušrinę užmėtyti klausimais ar patikrinti jo žinias, tikrai ne.
Mano tikslas, kad kadangi Aušrinę sveikinu jau Seimo narė ir dirbs ateinančioje kadencijoje, kad šita žmonių grupė, kurie yra nuskriausti, kuriais, nuoširdžiai pasakant, nelabai kas rūpinasi ir norėjo rūpintis, kad Aušrinę padėtumėt jais rūpintis ir tie žmonės nebūtų nematomi žmonės. Taigi klausimas, iš karto 2 klausimai ir jais galėsit atsakyti. Pirmas klausimas, tai yra, praeitą kadenciją buvote išrinkta pagal sąrašą, tai yra turėjote atstovauti kaip visas gyventojų grupės. Ką jūs padarėte dėl šių žmonių, kad prekybos žmonėmis mastai mažėtų tiek užsienį išvažiavusių, tiek ir tie, kurie dirba Lietuvoje? Ir antras iš karto klausimas, ką jūs darysite per 4 kitus ateinančius metus? Dėkoju. Taip, iš tiesų teko šiek tiek bendrauti ir su nevyriausybinėm organizacijom, pavyzdžiui, su kovos su prekyba žmonėmis ir išnaudojimo centru. Žinome, jog žmonės tampa aukomis prekybos žmonėmis nusikaltimų įvairiais pagrindais. Tai yra nelegalus darbas, išnaudojimas ar ne, seksualinis išnaudojimas. Tai aš atsakysiu tiesiai, daugiausiai man teko domėtis būtent seksualinio išnaudojimo tema, kada jaunos merginos yra įviliojamos į sutenerių pinklės įvairiais klastingais metodais, jos yra kartais uždaromos, laikomos keletą net mėnesių čia Lietuvoje, o vėliau nelegaliai išvežamos dirbti į užsienį seksualinės paslaugas žodžiu teikti. Tai keletas dalykų, bendravimas su nevyriausybininkais ir aš labai aiškiai pasidariau išvadą, kad reikėtų stiprinti jų vaidmenį sprendžiant šitą problemą, deleguoti daugiau funkcijų, valstybei pirkti galbūt net paslaugas iš jų. Antras dalykas - prostitucija. Tai čia ir Lietuvoje yra prekybos žmonėmis dalis. Aš siūliau, tiesą sakant, teikiame kartu įstatymo projektą, siekiant ištraukti prostitutės iš tos veiklos, nebausti jų, o bausti sutenerius už tos paslaugos pirkimą, kaip tai yra Skandinavijoje. Supratau. Nežinau, kaip pasakiau, ar sutenerius, ar klientus. Tai ir klientus, ir sutenerius, bet ne prostitutės. Supratau. Klausimas atsakytas, Dalia linksi galvą, patenkinta yra. Ar galiu replikuoti, nes kaip ir laiko liko, ar galiu šiek tiek? Mums dar liko 20 sekundžių laiko, prašau. 20 sekundžių. Taip. Iš tikrųjų dar norėčiau Aušrinę papildyti, kad yra sudaryta praeitoj kadencijoje tarpžinybinė vyriausybinė komisija kovos su prekyba žmonėmis koordinavimui. Esu tos komisijos narė. Ir didelio įdirbio pasaulio lietuvių bendruomenės ir Seimo komisijos, kurios narė taip pat buvau ir rašiau rezoliucijas, Jungtinėje karalystėje jau yra policijos atašė. Tai ir taip pat nevyriausybinės organizacijos, tai yra bendruomenės įtrauktos, kaip ir Norvegijos bendruomenė, į prevencinį darbą. Ačiū dar labai. Ačiū už repliką. Klausimas atsakytas. Aušrinė Armonaitė, dabar jūsų klausimas jūsų kolegijai arba priešininkai. Kaip vadina Dalia? Ar tai yra kolegė, ar tai yra jūsų priešininkai? Kolegė gal, nežinau. Tai klausimas kolegijai tada. Iš Dalios temos? Taip, aha. Gerai. Tai gal tiesiog, tas truputėlį klausimas iš to, ką aš pasakiau. Šiuo metu žmonės, kurie prekiauja savo kūnu, dažnai yra laikomi tarsi, čia jį pasirinko, tarsi tai yra jų ūkinė kažkokia veikla. Ar pritartumėt Dalia panaikinti baudas jiems ir verčiau bausti tuos, kurie perka? Kitaip tariant, leisti tiems žmonėms teikti galimybę išeiti iš tos veiklos. Dėja, kadangi aš per kelis metus savanoriškai savo atostogų metu važiavau per Lietuvos regionų gimnazijas, kalbėjau su gimnazistais, 11-okais, 12-okais apie įvairias išnaudojimo rūšis ir labai gaila, mano vienas iš prioritetų, kad mokyklose mokymo programų turinį pagaliau būtų įtraukta pamoka apie išnaudojimą, apie šiuolaikinę vergystę. Tai kadangi to nėra, aš važiavau ir kalbėjau su gimnazistais, vis dar jie dėl nežinojimo, mergaitės dėl nežinojimo, dėl įsimylėjimo išvažiuoja į užsienį ir tampa tomis aukomis, prostitucijos vergėmis ir dėja jos savo norų to nedaro, dažniausiai nedaro.
Todėl mums reikėtų visų pirma edukuoti, vykdyti prevenciją, kad moksleiviai, kurie vis dar apie pusę, 50%, šiek tiek gal mažiau kitą kartą iš jų, apie ketvirtadalis nori važiuoti studijuoti, vis dar nori važiuoti į kažkur į nežinę. Todėl mes turėtume visų pirma saugoti merginas ir vaikinus nuo grėsiančių pavojų, o jeigu mes kalbame apie suaugusius žmonės, kurie turi pasirinkimą, aš Aušrinė su jumis sutinku, kad reikėtų bausti ir pirkėją, tos paslaugos pirkėją ir apskritai, ko gero, mes turėtumėm vykdyti ir edukaciją, ir prevenciją ne tik vaikų, jaunuolių tarpe, bet taip pat mes turime ir skatinti sąmoningumą ir suaugusiųjų tarpe. Aušrinė, ar replikuosite ką nors savo kolegijai? Aš tik nelabai supratau, ar Dalia sutiktų, pavyzdžiui, nebausti, tarkime, prostituciją užsiimančių žmonių, jų pačių, nebausti. Taip, aš su tuo sutiku, kad bausti būtent paslaugos pirkėją taip pat. Supratau. Puikiai atsakytas klausimas, 2 minutės laiko išnaudotas. Dalios Asanavičiūtės klausimas Aušrinei Armonaitei. Antrasis. Iš tikrųjų, aš užklausiau, Aušrinė jau atsakė, bet jeigu galima, tada papildyčiau ir padiskutuoti su Aušrinė. Aušrinė daugiau kalba apie prostituciją ir taip jūsų programoje yra ir šitam skirta dalis, ir nemaža dalis apie netgi ir galbūt legalizavimą prostitucijos tam tikrų lygių. Tačiau didėjantis skaičius išnaudojamųjų ir mes tą girdime ne tik užsienyje, bet ir Lietuvoje vyrų būtent išnaudojimas darbe. Taip pat mes, aišku, ir moteris, čia neišimtis, bet vis dėlto didėjantis vyrų išnaudojimas. Ir kaip su šituo jūs patartumėt kovoti ir kaip sustabdyti išnaudojimą ir Lietuvoje, nes aš sakau dažnai, kad tai Lietuva jau vakarietiška šalis, jau vyksta žmonių išnaudojimas ir Lietuvoje. Supratau, ačiū už klausimą. Labai gerai, ačiū Daliai už šitą klausimą, iš tikrųjų, kad nebūtų pamiršta svarbi tema. Tai dabar taip, yra pagrindinė problema tikriausiai, kad žmonės nežino savo teisių. Jie ieško darbo, jie ne double checkina tų skelbimų, jie išvažiuoja ir vėliau kartais gali patekti į labai sudėtingą situaciją, iš to užburto rato išeiti sunku, nes yra priklausomi nuo to atlyginimo, kurį jiems moka, nežiūrint kai kurių net ir sąlygų. Tai pirmiausiai žmonės turi žinoti savo teisės ir čia ir užimtumo tarnyba, ir kitos Lietuvos institucijos turi išaiškinti žmonėm ar prieinamą tą informaciją apie mano kaip darbuotojo teisės turėti. Labai teisinga yra pastaba, ką Dalia tiesą sakant jau pasakė apie mokyklas, kad vaikai irgi žinotų, galvodami apie profesiją, savo teisės. Antras dalykas tai yra ES bendra rinka. Mūsų tarnybos vis dėlto bendradarbiauja, tačiau turėtų bendradarbiauti efektyviau siekiant užkirsti kelią prekybai žmonėmis ir išnaudojimui darbo vietoje. Yra šalių, kurios palieka ES, kaip pavyzdžiui Didžioji Britanija, bet tai anaiptol nereiškia, kad mūsų policija, mūsų tarnybos negali bendradarbiauti. Gali ir aš iš tikrųjų norėčiau gal didesnio supratimo ir mūsų vidaus reikalų ministerijoje, kad vis dėlto tai yra ne vien statutinių pareigūnų ir jiems atstovaujantį ministeriją, bet ir žmonių, sprendžianti žmonių problemas ministerija. Tai čia irgi yra labai svarbu. Tai gal du tokie esminiai dalykai, ar ne, teisių žinojimas ir taip pat tarnybų bendradarbiavimas. Supratau. Liko 10 sekundžių, bet man atrodo, mes jau galime. Ar galiu dar 10 sekundžių tiesiog papildyti Aušrinę? Bet dalį tarptautinių 10 sekundžių. Iš tikrųjų, Aušrinė, taip sutinku su jumis, bet dar problema yra, kad išnaudojami, taip jie turėtų žinoti teisės, bet tai yra dažniausiai žemesnio išsilavinimo, galbūt nenorint nieko žaisti ar žemesnio intelekto žmonės, ar esantis socialinė atskirti ir tas, kad jie privalo žinoti, jie nežino. Todėl reikėtų imtis priemonių, kad ir tokie žmonės žinotų ir suprastų savo teises. Ačiū, Dalia. Paskutinis Aušrinės klausimas, ta pačia tema, šių laikų vergystė. Aušrinė.
Taip, tai iš tikrųjų, kad žmonės žinotų savo teisės ir kad mes pasiektume tuos žmonės, kurie yra galbūt sudėtingesnėje padėtyje, na, ne visi čia skaitys valstybinių įstaigų portalus, aš matau gana svarbu ir nevyriausybinio organizacijų vaidmenį. Ar Dalia jūs matytumėt jų vaidmenį ir kokį konkrečiai, kaip valstybė galėtų pasitelkti nevyriausybininkus kovoje prieš, na, šiuolaikinę vergystę? Labai geras klausimas. Iš tikrųjų, Aušrinė, aš jums pasakysiu, kad pagrindė nevyriausybininkai ir viešina šitą problematiką, nes jie jau nebegali savo pajėgomis, savo finansiniais resursais padėti išnaudojamiesiems. Ir aš kaip nevyriausybininkė taip pat šitą problematiką kėliau dar prieš 4 metus kartu su Algirdu Toliatu, kuris labai stipriai Lietuvoje kalba apie Šventos Mortos iniciatyvą įsikūrusią Didžiojoje Britanijoje. Mes organizavome didžiulę konferenciją Lietuvoje ir buvo premjerministras ir vidaus reikalų ministras ir didelė delegacija. Mes kalbėjome apie tai, kaip nevyriausybininkai gali dirbti su vyriausybininkais, su vyriausybinėm institucijom ir šita problematika, jinai visų pirma turi būti ir prioritetinė. Nes problema buvo, kad tai svarbu buvo tik nevyriausybininkams, man buvo dažnai sakoma, na Dalia, mes turime tik 2 atvejus per metus, kurie galbūt pasieks teismą, nes tai yra latentinis nusikaltimas, žmonės net nesupranta, kad jie yra išnaudojami. Todėl tikrai nevyriausybinės organizacijos daro milžinišką įdirbį ir man tikrai džiugu, kad prisijungia ir užsienio bendruomenės, Ispanijos, UK, Norvegijos, Graikijos ir tai yra didžiulis mūsų kaip nevyriausybininkų indėlis sprendžiant šitą problemą. Fantastika. Aušrinė, ar kokių nors replikų turit? Mes turime 30 sekundžių šitam klausimui. Ne, tiesiog aš galvoju, kad iš tikrųjų valstybė, kur jinai institucijos neturi to know-how, galėtų kartais ir nusipirkti paslaugą iš nevyriausybinio organizacijų, ar tai čia Lietuvoje, ar užsienyje, pasitelkiant jas sprendžiant šitas problemas. Dalį tų funkcijų tiesiog deleguoti nevyriausybininkams, man atrodo, tai yra labai svarbu. Supratau, mes... Ar galiu trumpai, kad spręsti tą mes turime biudžete nusimatyti lėšas, tam biudžete lėšų ir nėra numatoma. Supratau. Ačiū Jums labai. Ponios ir ponai, mes baigėme jau dvi pagrindinės temas. Buvo viena pasiūlyta mūsų organizatorių, tema Karas ir taika. Antroji tema buvo Dalios Asanavičiūtės šių laikų vergystė. Ir prieš perinant prie trečiosios temos Aušrinės Armonaitės pasirinktos skaitmenizacija, mes čia sėdėdami šiek tiek užklausose, tai paskaičiavom, kad yra liktai paskutiniai jūsų debatai, ne? Taip kad, ponios ir ponai, jeigu dar neapsisprendėte prieš kam atiduoti savo daug lemiantį balsą, jūs turite 2 kandidatus. Tai yra Aušrinė Armonaitė, Laisvės partija ir Dalia Asanavičiūtė, Tėvynės sąjunga, Lietuvos krikščionys demokratai. Ponios ir ponai, mes galime perėti prie trečiojo klausimo, kurį pasiūlė Aušrinė. Tai yra jos arkliukas, kaip sakoma, tai yra trečioji tema – skaitmenizacija. Tai mes norime, kad Aušrinė ir atidarytų šią temą pirmojo klausimų dalį. Taip, tai iš tiesų informacinės technologijos šiandien mums suteikia labai daug galimybių. Tai ypatingai yra aktualu pasaulio lietuviams. Per pandemiją pamatėm, kad praktiškai viską turėtume galėti susitvarkyti nuotoliniu būdu. Tačiau, kai siūliau, pavyzdžiui, rengti nuotolinius Seimo posėdžius arba kai buvo siūlomas internetinis balsavimas, Tėvynės sąjungos politikai labai skeptiškai tai vertino ir tiesą sakant nepalaikė manęs ar nepalaikė tų iniciatyvų. Kaip Dalia, jūs planuojate įtikinti savo kolegas vis dėlto palaikyti ir kad tai yra svarbu, ar nebaisu, kad tai gali būti tam tikras iššūkis? Dalia, 2 minutės laiko. Iš tikrųjų, jeigu sekėte atidžiai visus debatus, aš vienintelė iš kandidatų pasisakiau už ištestuotą, patikrintą, saugią sistemą ir pasisakiau, kad per 3 mėnesius dėja to padaryti nebus įmanoma. Ir mes matome iš e-sveikatos, matome iš rinkėjo puslapis.lt, matom iš vaikų pinigų sistemos, kad vis dėlto greitas darbas, jisai gali sukompromituoti patį internetinį balsavimą ir ateityje mes to
dar ilgai galim neturėti. Mes darėme diskusiją, viešą diskusiją su Ingrida Šimonytė, su IT specialistais, VRK buvusiais atstovais apie tai, kad tas LKD ne prieš šį internetinį balsavimą pasaulio lietuvių apygardoje, prieš skubotą ir populistinį sprendimą. Todėl ir į partijos programą mano iniciatyva diasporai skirtą dalį yra įrašyta internetinis balsavimas pasaulio lietuvių apygardoje, bet su sąlyga, kad tai bus ištestuota, saugus, pasitelkiant ir einant pailiui visus VRK numatytus protokolinius 16 žingsnių, pasitelkiant visuomenę ir pasitelkiant užsienyje esančius specialistus. Todėl įtikinėti nebereikia, tiesiog reikia iškart po Seimo rinkimų sėsti, eiti tuos visus 16 žingsnių ir pasiekti. Mes turime 35 sekundės. Aušrinė, ką nors norite pasakyti tą pačią temą? Ne, aš tai labai palaikau, viskas yra gerai, man patinka, ką Dalia šneka, aš pritariu tiesiog iš tų tokių praktinių žingsnių, asmeniškai turėjau iššūkių. Ir ypatingai, kada buvo pandemija, kai sprendėme dėl nuotolinio Seimo darbo ir iš tikrųjų buvo atjungtas Seimas praktiškai nuo veiklos, tada mano nuostabai, tiesą sakant, Tėvynės sąjunga nepritarė nuotoliniams posėdžiams, pasidariau išvadą, kad galbūt tai yra didelė opozicija ten. Nu, duok Dieve, pakeisim tai kartu. Kelias sekundės, jeigu turiu. 10 sekundžių. Tikrai, Aušrinė, sunku man pasakyti dėl Seimo posėdžių, bet jeigu kalbam apie Seimo ir pasaulio lietuvių bendruomenės komisijos posėdžius internete, tai pavyko sutvarkyti ir mes visi iš savo valstybių nariai puikiai diskutavome su Seimo nariais, kurie buvo konstitucijos salėje. Fantastika, jūs pataikėte į 10 sekundžių dalį, bravo. Gerai, antrasis klausimas ir pirmasis Dalios klausimas Aušrinės Armonaitės tema. Prašau. Iš tikrųjų, norėčiau šiek tiek susijęti su švietimu, nes tai yra labai svarbu. Ir kalbate jūs apie ugdymą skaitmenizacijos kontekste, apie švietimo skaitmenizavimą. Kokį poveikį švietimo skaitmenizavimas turės specialiųjų poreikių turintiems vaikams? Kokios specialiųjų poreikių grupės jūsų manymu yra pažeidžiamiausios skaitmenizavimo kontekste ir kodėl? Aušrinė? Taip, tai iš tiesų kalbant apie švietimą, Laisvės partija siūlo IT mokyti kaip 3. ar 4. užsienio kalbą. Na, jeigu mes mokomės, tarkime, anglų arba rusų ar vokiečių kalbą Lietuvos mokyklose, mes siūlome IT irgi mokyti kaip kalbą nuo muzikos iki matematikos, kad būtų ta kalba naudojama. Tai suteikia labai daug galimybių, suteikia žmonėms galimybę savo idėjas pritaikyti šiuolaikinių technologijų pagalba ir jas įgyvendinti. Kalbant apie specialių poreikių vaikus, aš matau, kad IT mums gali suteikti labai daug galimybių jiems taip pat pasireikšti, nes, tarkime, mes šiandien irgi savo Laisvės partijoje turime žmonių, kurie turi skirtingą galią, ar ne, yra neregių, yra judėjimo negalią turinčių žmonių. Ir aš matau, kaip naujausios technologijos juos įgalina, kaip jie iš tikrųjų gali dalyvauti visose procesuose būtent technologijų pagalba. Tai aš norėčiau matyti, ne atskirčiai galimybę ar terpę, o kaip tik pritraukti tuos vaikus ir kartu įtraukiant juos kaip lygiaverčiai švietimo dalyviais juos pasitelkti. Tai, man atrodo, čia yra milžiniškas potencialas ir Lietuva labai gaila jo iš tikrųjų dar vis neišnaudoja. Aš siūliau programavimą mikrokompiuteriukais, kuris tarsi žaidimo pagalba moko vaikus įvairių dalykų, loginio mąstymo, kūrybiškumo ir panašiai. Ir akivaizdu, kad jis veikia universaliai, nesvarbu, kokią tu turi galią ir panašiai. Jeigu galiu šiek tiek dar papildyti? Jo. Dalį, prašau. Iš tikrųjų, kalbant apie specialiuosius poreikius ir tam tikrą negalę turinčius vaikus, tai yra vėlgi tam tikri sindromai, kur labai stipriai priprantama prie ekrano, prie telekomunikacijų ir viso kito, ir šitas kenkia vaikų psichikai. Todėl aš tikrai norėčiau pasisakyti ir norėčiau Aušriniai įteikti, kad turėtų būti vis dėlto mišrus mokymo procesas, tai yra, kur reikia panaudojant skaitmenizaciją,
bet neeliminuojant gyvo ir gyvo mokymo ir gyvos komandos. Ačiū dar labai. Klausimas pakankamai gerai išsakytas. Pagal mano užrašus, Aušrinė dabar turėtų dar vieną klausimą pateikti savo Truputį su tuo, ką Dalia pasakė, tai gal čia taip nuosekliai pratęsim. Iš tiesų, kaip ir sakiau, mes siūlome programavimą mokyti kaip kalbą, universaliai įvairiuose dalykuose. Natūralu, kad į mokyklą vis tiek teks ateiti, bet programavimo dėstymas kaip kalba suteikia daug galimybių, estai jau tą daro, suomiai taip pat. Tai vat ir norėjau paklausti, ar vis dėlto Dalia už ar prieš, nes iki galo ne visai dabar supratau su ta mintimi, kurią pabaigėt. Aš išsakiau labai aiškiai, kad yra dviejopas mokymosi procesas. Tai yra ten, kur reikia taikyti skaitmenizaciją, o ten, kur vaikai, sakysim, ypatingai jautrus visom šitom sistemom ir yra pripratimas ir galbūt psichologinė žala, jiems turėtų būti taikomas gyvas bendravimas ir gyvi susitikimai. Taigi aš už tai, kad kur patogu naudoti skaitmeninės technologijas, tačiau neeliminuoti gyvų pamokų ir gyvų susitikimų. Tačiau aš matau tame, jūs Aušrinė labai daug kalbate apie IT kaip trečiąją kalbą ir mes turime gana senstančią mokytojų bendruomenę. Ką jūs galvojate tuomet daryti su tais mokytojais, kurie nepajėgus, sakysime, perprasti ir mokyti tos skaitmenizuotos kalbos, taip pat kalbama ir apie anglų kalbą, ir taip pat mes negalime specialistų, savo sričių specialistų tiesiog išleisti iš ankstinę pensiją, o sakyti, įgyti tam tikrų įgūdžių, jiem nepakanka jau ir galbūt gebėjimo. Mes turim 20 sekundžių, Aušrinė, replika. O čia gal klausimas buvo man, ar ne? Čia reakcija į klausimą. Ai, gerai, aš susipainiau. Tai tiesiog trumpai, yra galimybė mokytojams atsinaujinti kvalifikaciją, tačiau šiuo metu jie yra labai keistais prioritetais išdėstyta. Tai kitaip tariant, mes turime išnaudoti tuos įrankius, kuriuos turime, ir yra galimybių atsinaujinti IT įgūdžius šiandieniniam mokytojam. Antras dalykas, kiti universitetai pradeda rengti pedagogus ir mes norėtume, kad pedagogai naujieji išeitų iš universitetų mokėdami ir IT įgūdžius, ir daugiau užsienio kalbų ir kitų dalykų. Aš labai tikiu, kad jūs abi turite labai daug ką pasakyti kiekvieną temą, bet mes esame įsprūsti į tam tikrus rėmus. Mes galėsim pradėti daryti jau su Dalia po visų šitų debatų. Aš man atrodo, jūs jau supratot, ką reiškia tas tarptautinis žestas, kai aš pradedu skaičiuoti. Kai aš pradedu skaičiuoti, kai pasiekiu vieną, reiškia, užbaigti reikia. Gerai. Dalios paskutinis klausimas liko, antrasis klausimas savo oponentai, kolegijai, Aušriniai, tema skaitmenizacija. Dalia, pavarykit. E-valstybė arba viešųjų paslaugų skaitmenizavimas yra didžiulis finansinis ir kokybinis iššūkis pačiai valstybei. Matome iš tokių pavyzdžių, kuriuos aš minėjau, kaip e-sveikata, rinkėjo puslapis LT, vaikų pinigų skirimo programa ir taip toliau. Kaip numatysite tinkamą sistemų sukūrimą? Ar nebus kuriama gargaras ant gargaro, kurio veikimo negalės niekas garantuoti ir bus išmesti pinigai? Aušrinė? Taip, tai aš manau, kad mums reikėtų inventorizuotis iš tikrųjų visą savo IT ūkį, to šiek tiek buvo padaryta, tai, kas gerai veikia, nekurti to iš naujo, ir vis dėlto pasitelkti ir padaryti taip, kad veiktų galbūt geriau. Mes per pandemiją iš tikrųjų suskaičiavome virš 200 paslaugų, kurios teikia valstybė, kurių neįmanoma gauti elektroniniu būdu, ir nepaisant to, kad Lietuva yra labai pažengusi, šiaip jau tai štai vis dar yra kur tobulėti. Ir pagaliau tai, tiesą sakant, atpigintų valstybės administravimą ir valstybės aparatą, kada mums nereikėtų spausdinti popiergalių, parašų, skenavimų, jokių ten ir taip toliau, o viskas būtų debesyje internete.
Antras dalykas - duomenų saugumas. Reikėtų vis dėlto nelaikyti serverių rūsiuose, o įvairiose galbūt šalies vietose ir netgi atidaryti skaitmeninės ambasadas užsienį, kaip tai estai padarė Liuksemburge ir tas mūsų programoje yra taip pat. Na ir trečias labai svarbus dalykas - tai yra atviri duomenys. Nieko nekainuoja atverti duomenys visuomeniai, žiniasklaidai ir bendrai visiems verslui. Valstybės institucijos yra sukaupusios daugybę dalykų apie taršą, apie verslo aplinką ir visokių kitokių dalykų. Tai gali pasitarnauti mums, kuriant naujas inovacijas ir naujus sprendimus. Tiesiog atverkime tai, ką turime. Fantastika, mes dar turime 32 sekundės. Aš žinau, Dalia, kad jūs visados norit pasakyti, prašau. Kaip sakant, Aušrinė, sounds good, bet mes turime čia kelias problemas, labai praktinės problemas. Tai yra viešojo sektoriaus IT specialistai arba nėra pakankamos kvalifikacijos, arba neturi noro ar tinkamo atlygio, nes vis dėlto nepakankamai gerai, sakysim, palaiko esančias sistemas. Kitas dalykas, mes turim problemą su viešaisiais pirkimais ir matėme labai gerai su vaiko pinigų sistema, kur, jeigu aš neklystu, galiu klysti, apie 7 milijonus kainavo sistema, neveikė ir sukėlė didžiulį chaosą. Todėl mes turėtumėm ko gero dar ir tvarkyti viešųjų pirkimų įstatymą. Ačiū labai Jums. Ačiū kandidatėms. Mes jau perėjome 3 temas, dovanokit man. Išgirdome vieną mūsų paraštą ir 2 jūsų paraštas ir dabar perėsime prie antros mūsų organizatorių paraštos temos, tai yra nepatogus klausimai. Aš jau žiūriu, kad čia nepatogus klausimai, bet kurį klausimą būtų galima paimti iš visų tų temų ir jau būtų šiek tiek nepatogus klausimas. Bet pažiūrėsime, ką reiškia nepatogus klausimai Jums. Pradėsime gal nuo Dalios. Dalia. Nepatogus klausimai, pirmas klausimas Aušriniai. Tai norėčiau paklausti, Aušrinė, jūs pastovi kiekvienose debatuose pabrėžėte, kad daugelis žmonių dėl neišspręstų LGBT plus problemų emigruoja į užsienį. Tai prašau, gal galite pagrysti mums visiems skaičiais, kiek ir kokią statistiką remiantis jūs manot, jūs tą teigiate, kad išvykstančiųjų didžioji dalis vis dėlto dėl netolerancijos LGBT. Taip, ačiū už klausimą. Iš tiesų, aš sakau, jog tai yra vienas iš veiksnių, kodėl žmonės išvažiuoja. Akivaizdu, kad daugiausiai žmonės išvažiuoja dėl to, kad tiesiog jiems reikia darbo. Tai yra pagrindinė priežastis, natūralu. Jeigu tu nerandi gerai apmokamo darbo čia, o šalia jisai yra kažkur netoliese, tu važiuoji ten. Tai yra pagrindinė priežastis. Tačiau, bendraudama su žmonėmis, aš girdžiu, jog žmonės, kurių nepriima šita visuomenė ir Lietuvos valstybės įstatymai, renkasi emigraciją taip pat. Tai yra, kaip sakant, ne kažkokios statistikos, o daugiau field research paremtas, kaip čia, educated guess. Dabar, tačiau šiokia tokia statistika yra. Pavyzdžiui, yra jaunimo statistika, LGBT jaunimo apklausos, kurios sako, kad 95% LGBT jaunų žmonių planuoja išvažiuoti iš Lietuvos. Tuos duomenis galima surasti, aš juos galiu iš tikrųjų gana greit surasti. Tai, man atrodo, yra labai skaudi statistika, man asmeniškai, jinai kaip politikiai, tai yra tokia statistika, kurios neturėtų būti. Žmonės, kurie jaučiasi, jog negali būti Lietuvoje savimi, svarsto galimybę išvykti. 95%. Kitaip tariant, tai yra žmonės, kurie galėtų likti čia Lietuvoje, kurių pagrindinė emigracijos priežastis nėra ekonominė. Supratau, šiek tiek pastebėjimas. Jeigu turite kažkokių tai duomenų ar dar kažko, kai transliacija baigsis, juos galima parašyti komentarų sekcijoje. Ir matysis jie. Dalia, mums dar liko 30 sekundžių klausimų. Aš žinau, kad Dalia, jūs tikrai turite kažką. Na, iš tikrųjų taip, praeitais metais Vilmorus atlikti duomenys apklausa, prezentatyvi apklausa rodo, kad vis dėlto 24% dėl pajamų išvykę, 18% nes noras yra pakeisti gyvenimą, 17% dėl sutuoktinio šeimos statuso,
16 studijuoti ir taip toliau, bet dėl netolerancijos nėra įvardinta kaip aiški priežastis. Tai taip, aš suprantu, kad mes turime savo aplinką ir turime tam tikrus draugus ir iš to darome empirinius tyrimus, bet iš tikrųjų didžiausia priežastis vis dėlto yra ekonominė. Na tai, atsiprašau, bet iš to, ką išvardino, tai laisvai gali būti tie 17 dėl šeimos ir panašiai. Jeigu Vilmorus neišskyrė to kaip svarbaus veiksnio, tai dar nereiškia, kad tai nėra svarbus veiksnys. Supratau, visus tos klausimus nurodyta pas sutuoktinį. Nurodyta pas sutuoktinį. Aš labai atsiprašau, mes... 17 laisvai galėtų būti ir LGBT šeimos. Fantastika. Mes visus tos klausimus, visus papildomus galime pasižiūrėti komentarų sekcijoje, bet mes turėtume pereiti prie antro nepatogaus klausimo ir Aušrinė Armonaitė. Vat kaip skels dabar nepatogų klausimas dalį. Na, iš tiesų pasaulio Lietuva yra globalaus požiūrio elementas. Man atrodo, mes abi esam globalistės, bent jau aš taip jaučiu, iš dalios pati beprotiškai tikiu pasaulio Lietuvos idėją. Tačiau Tėvynės sąjungoje yra labai daug ir tos radikalesnės dešinės atstovų, kurie priešinosi ir daugybinės pilietybės referendumų ir labai proaktyviai agitavo prieš. Taip pat kiti dalykai, nepatinka jiems pasaulio Lietuvos koncepcija. Kaip Dalia jums seksis įgyvendinti pasaulio Lietuvos idėją su tokiais kolegomis frakcijoje? Atsakymas labai paprastas. Tai vienas dalykas, kad man pavyko tai atspindėti TSLKD rinkiminiai programoje diasporai skirtoje dalyje. Tai jau rodo, kad visa partija įsipareigojusi vykdyti programą. Kitas dalykas, labai paprastas pavyzdys, kaip vyko prieš referendumą, vyko daugiau bendruomenių agitacija už ir kadangi su Laurynu Kasčiūnu mes visai neblogi bičiuliai, jo paprašiau, kad jisai man suorganizuotų regionuose susitikimus su bendruomenėmis, vietos bendruomenėmis, kad aš galėčiau agituoti, laužyti mitus ir kalbėti apie pilietybės reikalingumą ir Laurynas man suorganizavo ir net labai stipriai nesipriešino. Todėl aš manau, yra visada dialogas, yra visada argumentų kalba ir yra visada kompromisų kalba. Tai šitoj vietoj, kas mane pažįsta, aš esu kompromisų žmogus, siekiantis tikslo, bet ir kartu siekiantis kompromiso, kuris būtų geriausias ir geriausias šiuo atveju pasaulio lietuviams. Nepatikėsi Dalį, bet liko dar 50 sekundžių visų atsakymų. Čia atsimu visą tą laiką, kur panaudoti. Aušrinė, gal kokie referencai į šitą klausimą? Ne, viskas gerai. Tiesiog aš dirbau užsienio reikalų komitete, tai labai būdavo sunku su Audroniu Ažubaliu susitart, praktiškai neįmanoma šitais klausimais. Su Audroniu Ažubaliu mes susidūrėme ne vienoje diskusijoje ir buvom priešingose pusėse, bet kaip bebūtų, tai yra ne visa būsima frakcija. Supratau, fantastika, mes jau praėjome pirmuosius išgirdome klausimus paskutinėje temoje, nepatogus klausimai ir mums liko dar po vieną klausimą, nepatogių klausimų skyriuje. Tad Dalia, šaukit. Taigi, norėčiau paklausti, Aušrinės, jūs jau esate Seimo partija, kuri yra Seime, jūs frakcijos vadovė būsite. Ir ko gero, bent jau jūs išreiškė tokį norą būti vyriausybės dalimi. Aš kaip dirbanti daug metų su išeivija, matau, kiek daug laiko reikalauja ryšys su bendruomenėmis, bendri projektai. Ir jūs, kai vadovaus būsite tokiose svarbiose pareigose ir jau esate Seime, ar jūs esate įsitikinusi, kad turėsite laiko pasaulio lietuviams ir kad šita apygarda yra sudėtinga? Ar mes neprarasime savo Seimo nario, kuris bus paskendęs kituose svarbiuose, galbūt prioritetiniuose klausimuose? Labai nepatogus klausimas. Aušrinė. Puiku. Iš tiesų, jeigu aš turėčiau galimybę ir mandatas man būtų suteiktas kalbėti pasaulio lietuvių vardu, mes turėtume galimybę
aukščiausių politinių lygių iškelti naujo referendumo dėl daugybinės pilietybės klausimą, lituanistinio švietimo pasaulyje stiprinimo klausimą, pagaliau IT nuotolinių paslaugų pasaulio lietuviams ir visiems klausimus, kitus svarbius klausimus. Kitaip tariant, mano balsas kaip Laisvės partijos lyderės iš tikrųjų skambėtų pasaulio lietuvių vardu. Ir man atrodo, kad tai suteiktų daugiau svorio šitam atstovavimui. Antras labai svarbus dalykas yra Laisvės partijos platforma. Tai yra partija, kurią įsteigė taip pat pasaulio lietuviai. Antras, trečias pagal dydį skyrius pas mus yra užsienyje gyvenantys žmonės. Kitaip tariant, mums nereiktų debatuoti, reikia ar nereikia daugybinės pilietybės, taip ar ne internetiniam balsavimui ir panašiai. Mes visi kaip komanda, kaip platforma esame pasiruošę atstovauti pasaulio lietuviams ir man atrodo, tai yra labai svarbu. Pasaulio lietuviai nusipelnė turėti ne tik vieną Seimo narį, kuris dalyvautų, aktyvus būtų ten komisijose ar darbo grupėse. Pasaulio lietuviai nusipelnė lyderystės pačiu aukščiausiu lygiu. Ir jeigu man būtų suteikta galimybė, pavyzdžiui, dalyvauti valdančiosios koalicijos formavime, vienas iš pagrindinių klausimų jungtis mums ar nesijungti būtų referendumas dėl daugybinės pilietybės ir požiūris koalicijos partnerių į šitą klausimą. Tai tiesiog pasaulio lietuviai gali suteikti man mandatą jiems atstovauti ir garsiai, labai garsiai kalbėti apie pasaulio lietuviams svarbias problemas. Fantastika. Jūs kaip tik pataikėte 2 minutės laiko lygiai. Dalė, duodu 10 tarptautinių tikrų sekundžių. 10. Na, iš tikrųjų, tas LKD jau turi 23 vietas Seime. Ir tai, kad tas LKD programoje man pavyko pasiekti, jog būtų labai aprašoma pasaulio lietuvių klausimai, tai yra jau keliame aukščiausių lygių. Jau yra tai daroma. Ačiū. Ačiū Dalė, ačiū Aušrinė. Paskutinis klausimas, nepatogus klausimai temoje skamba iš Aušrinės Armonaitės. Na, Aušrinė, dabar paskutinis klausimas, reikia užtaisyti, reikia. Ne, normalus klausimas, apie tai kalbėjome. Dalia ir jos komanda pasirinko tokią strategiją antrame ture kalbėti, kad Aušrinė jau yra Seime, išrinkite mane, tačiau iš tikrųjų tai nėra iki galo nuoširdu, nes Dalia taip pat bus Seime, todėl kad Tėvynės sąjunga turi berods 54 ar 6 net antrus turus ir Daliai pavyks būti Seime, ji net pakilo sąraše. Tai pirma klausimo dalis, ar netrodo tai vis dėlto nenuoširdu savo rinkėjų atžvilgių kalbėti, kad kažkas yra Seime, kai pati tikrai būsite. Ir antras dalykas, ar nereikėtų tiesiog daugiau kalbėti apie save ir apie savo pasiūlymus, o ne tokį visai nelogišką argumentą naudoti priežastims, kodėl rinkėjai turėtų rinktis jūs, o ne mane. Dalė 2 minutės laiko. Na, konstatuoti faktą, kad Aušrinė jau yra Seime, tai yra sąžininga ir yra teisinga. Tai čia nematau nei veidmainystės, nei neteisybės, nei kažko kito, nes iš tikrųjų vadovausite parlamentiniai partijai, frakcijai ir galbūt net ir būsite kabineto nare. Tai čia akivaizdus faktas, akivaizdžiai išsakyta tiesa. Jeigu kalbant apie pačią rinkiminę arba kovą arba pasirinktą taktiką, tai nėra taktika, aš tai pasakiau vieną kartą savo Facebook paskyroje ir toliau aš kalbu apie mano būsimus darbus, matomas problemas ir kaip juos reikia spręsti. Todėl tikrai nėra niekada tikslas žeminti, nes Aušrinė tikrai yra puiki politikė, jau vieną kadenciją Seime buvusi, tai starto galimybės mūsų šiek tiek kitokios, o dėl išrinkimo tai dar aš nesu Seimo narė, esu sąraše, bet tai priklausys nuo kitų vienamandačių ir būtų iš tikrųjų labai gaila, jeigu žmogus iš išeivijos nepatektų ir neturėtų progos tvirtai ir su tinkamu žinių bagažu ir patirties bagažu atstovauti taip pat užsienio lietuvių. Mums liko dar 30 sekundžių. Aušrinė, ką nors norit pasakyti gal į tą temą? Na, tiesiog, man viskas gerai, man tiesiog kelia šypsena, kad Dalia naudoja šitą taktiką antrame ture, tačiau jos kolegos, pavyzdžiui, Anušauskas ar Razma,
piktinasi, kai valstiečiai ir berods liberalų sąjūdis prieš juos tą patį naudoja. Tai tiek, aš manau, kad svarbiausia yra kalbėti apie tai, ką tu siūlai, o ne mes tiesiog kažkaip biurokratiškai, matematiškai žiūrėti, tas yra, to nėra. Siūlau visada kalbėti apie idėjas. Supratau, man nereikėjo suskaičiuoti iki vieneto, fantastika. Mes pabaigėm 4 klausimus, ačiū Jums labai už atsakymus, aš netgi vieną komentarą, tarp kitko komentarų labai daug po mūsų transliaciją, aš netgi vieną komentarą buvau pasirinkęs, pasižymėjęs, jeigu labai, Vaida Jankūnaitė parašė, labai gaila, kad šios tikrai kietos moterys nėra vienoje partijoje. Gal kada nors. Ponios ir ponai, mes pabaigėme visas 4 temas, išgirdome 16 klausimų ir prieš pabaigiant transliaciją, aš dar sugalvojau paklausti jūsų tokį klausimą. Vat įsivaizduokite, jeigu rinkimai susiklosto negerai ir jūs nesate išrenkama yra jūsų kolegė. Dėl kokių 3 pagrindinių dalykų išrinkus jūsų varžovę galėtų džiaugtis pasaulio lietuvių apygardą. Tarkim, pradėkime nuo Dalios Asanavičiūtės ir paskui paklausim Aušrinės. Dalia, kur kietai yra Aušrinė? Klausimas neaktualus, nes Aušrinė jau išrinkta, tik aš galiu būti nebeišrinkta, bet labai norėčiau, kad Aušrinė nepamirštų ir tikrai atstovautų, nesvarbu, ar daugiamandatė, ar vienamandatė būtų išrinkta, atstovautų užsienio lietuvį, būtų svarbus pilietybės klausimai, švietimo klausimai, prekybos žmonėmis prevencijos klausimai. Visa tai, dėl ko mes taip gerai čia sutarėm per visus debatus ir Aušrinė tikrai neblogai jau pradėjo išmanyti išeivijos gyvenimą. Tuo aš labai džiaugiuosi. Man labai smagu, kad šitie debatai aktualizavo lituanistinį švietimą ir tai jau kalbama netgi ir LRT debatuose apie tai. Jau smagu, kad įvairios temos, tokios kaip prekyba žmonėmis, kai jie ir mes atskirties mažinimas, jau tai yra aktualu. Tai yra labai geras rezultatas ir norisi, kad tai nesibaigtų ties rinkimais, bet ir po 4 metų, kai jau kandidatuosime kitiems Seimo rinkimais, jau aktualios būtų visai kitokie. Fantastika, Dalia. Jūs kaip mokinukė pataikėte lygiai 1 minutę. Ačiū Jums labai už atsakymą. Tas pats klausimas yra Aušriniai Armonaitei. Jeigu, pavyzdžiui, susiklosto ne taip rinkimai, kaip norėtumėte ir jūs nepatenkate atstovauti pasaulio lietuvių apygardos, kodėl mums reikia džiaugtis, kad išsirinkom Dalią? Visų pirma, Dalia iš tikrųjų aš matau jos norą laimėti ir atstovauti pasaulio lietuviams. Tikrai konkurentė yra nuožmi ir labai darbšti. Tai manau pasaulio lietuviai turi štai tokį pasirinkimą gana puikų. O truputėlį vis tiek norisi sureaguoti. Čia taip tarsi kartais atrodo, kad tik viena partija ar viena politikė gali atstovauti pasaulio lietuviams. Globalios Lietuvos idėja man buvo visada įdomi. Nuo pat pradžių aš dalyvavau ir referendumo pasirengimo darbo grupiai ir teikiau projektus ir idėjas tam. Tai aš tiesiog norėčiau ir toliau turėti tą mandatą atstovauti pasaulio lietuviams, jį net ir stipresnį turėti. O Dalia yra puikia, Dalia turi daug patirties, daug žinių, man nekelia abejonių jos kompetencija visiškai. Supratau, ačiū Aušrinė už komentarus. Ponios ir ponai, mes ką tik tai turėjome 57 minučių transliaciją, buvo suplanuota 45 minutės, tačiau dėl norų pasisakyti gavosi šiek tiek daugiau, bet viskas daroma dėl turinio. Kaip ir minėjome, po 2 klausimų, tai yra Daliai ir Aušriniai, tai yra vieni iš paskutinių berods debatų. Taip kad, ponios ir ponai, jeigu jūs vis dar neapsisprendėte, už ką atiduoti savo balsą, pasaulio lietuviai, pasižiūrėkite šią transliaciją. Atsisukite, pakartokite, pasižiūrėkite tai komentarus, kuriuos parašys tiek ir Dalia, tiek ir Aušrinė po transliaciją, pasidalinkite transliaciją ir tikiuosi, kad jūs savo balsą atiduosite į tinkamas rankas. Ir pabaigiant transliaciją noriu pabaigti vieno protingo žmogaus sakiniu. Mano balsas nieko nepakeičia šiuose rinkimuose. Pasakė 3 milijonų žmonių ir nepakeitė nieko. Ponios ir ponai, dar kartelį Aušrinė Armonaitė, Laisvės partija. Ačiū. Ir Dalia Asanavičiūtė, Tėvynės sąjunga, Lietuvos krikščionys demokratai. Ačiū visiems už transliaciją. Čia buvo galima ir čia, mūsų metas dabar ir 2 kandidatės. Viso geriausio. Ačiū, Mantai. Viso gero.